Sveiki, draugai. Praėjusi para buvo turtinga įvykiais. Esu šiuo metu Pavorės kaime, už Pabradės 5 km. Vakar pasiekiau rekordą, 125 km numyniau. Įseko mano ir telefonas, kuriuo filmuoju. Dabar pajungiau prie powerbanko. Šiandien nakvojau ypatingoj vietoj, kaip bomžas. Štai. Stotelį nežinau, ar labai matysis. Dar ankstyvas rytas, yra 4 valandos ryto. Šiuo metu nepatikėsit, yra apie nulį, bet aš pasižiūrėjau į prognozes, yra kai kur apie 1 laipsnio šalčio. Tai vakar dar mačiau, kad privažiavo policija, aš įlindęs į miegmaišį, užsiklojęs šalia dviratį, pasižiūrėjau jie, nelindo, galvoja, pačiuožęs dviratininkas. Kai išlys saulutė, jinai pamažu kyla ir nesulaukiu, kada jinai pakils ir galėsiu pasišilti. Nuotaika gera. Ačiū visiems, kad palaikot. Ačiū už gerus žodžius. Labai džiaugiuosi. Ir tikslas išliko tas pats, apkeliauti Lietuvą. Jis niekam nedingo. Ir aš tai įvykdysiu. Svarbiausia nesusirgti. Labas, tariu Ignalinai. Šiandien nuvažiavau 55 km jau po tos nemalonios nakties, sakykime taip. Dabar važiuosiu mieste, kažkur susirasiu kokią nors kavinę, išgersiu arbatos ar pasikrauti reikia telefoną, reikia įrenginius kai kuriuos, powerbanką. Tai vat pabandysim pasistiprinti ir toliau keliausim. Dar šiandien kelionė mano nesibaigė, bet šiandieną jau aš pasimokiau, bandysiu ieškotis iš anksto vietos. Ignalina, važiuosiu dabar link Zarasų. Tai čia ežerų kraštas, čia vietos gražios, tad surasti vietą, manau, bus vieni juokai. Visa kelionė tokia šiandieninė buvo sunki, iš tikrųjų vienu momentu pasijaučiau ir negerai. Tai išgėriau paracetamolio ir aš vėl kovinis. Žodžiu, viskas gerai, jaučiuosi dabar gerai. Šiandieną pabuvau Ignalinui, vykstu link Zarasų, jau rytoj ten būsiu. 20 km man iki Zarasų likę, šiandien pravažiavau 91 km. Tai kokioj vietoj aš nakvosiu šiandien. Tokį vaizdą pro palapinės paradinės matysiu. O dabar štai dvaras, kuriame man siūlė
net kambarį pernakvot. Bet aš tų visokių istorinių dalykų labai nemėgstu, ir ypač jei reikėtų man miegoti istoriniai kažkokioj lovoj, ten ne man iš tikrųjų. Bet čia buvo įdomu pasižiūrėti, gražu, viskas suremontuota naujai, labai gražus dvaras, man jis labai patiko, iš ties labai gražus. Sargas pasiūlė netgi ir nakvynę, bet atsisakiau, beje, sargas kalbėjo rusų kalba, tai smagu, kad pavyko man šiaip netaip susikalbėti. Papasakojo apie dvarą, viską aprodė, visus kambarius. Palapinę pasistačiau, mano dviratis. Rytoj nauja diena, rytoj 4 diena. Šiandien reikia labai man pasilsėti, nes esu žiauriai pavargęs, naktį nemiegojęs. Tai pasilsėsiu, o rytoj vėl į kovą. Labas rytas. O pagaliau naktis, kada aš puikiai įsimiegojau. Visas užtinės. Reikėtų mažiau lašnių valgyti. Tai va, ši naktis buvo puikiai. Puikiai jaučiuosi. Gal biškai kažkas ant nosies, nežinau. Matysim. Nesivaikščias. Matau ant palapinės lietaus lašai. Paryčiais matyt palijo, net nieko negirdėjau. Beveik. Kažkas kapsėjo. Tiesa, vakar šito dvaro sargas kalės gerokai. Kaimiško vyno. Lindo čia į akis vis. Pažindino, atnešė man šitų kulkų. Vokiečių antro pasaulinio karo. Anot jo jis jas iškasęs kažkur čia sodyboje. Tai vat, nežinau, ar man jas vežtis, kelias ten kulkas. Svoris papildomas. Toliau. Po to antrą kartą dar atėjo, aš miego noriu iš tikrųjų. Antrą kartą atėjo su šuniu. Norėjau mane supažindinti su savo šuniu. Nu, žodžiu, sakau, būk geras, leisk jau man pailsėti, nes pažindinsimės rytoj, jeigu bus laiko nors. Kiek čia šiandien, gegužės 18 diena, be 15 minučių 8. Nu va. Senai taip miegojau, o to man ir trūko iš tikrųjų šiandien. Šiai minutė. Šiaip eisiu susirinkti visus daiktus, susitvarkyti. Reikia nueiti iki šeimininko, paprašyti, kad vandens užkaitintų, tai išgersiu arbatos ir keliausiu. Zarasų pusės link, man iki Zarasų čia netoli, 20 kilometrų maždaug. O po to jau šiaurinę Lietuvą, šiaurinių pasienių, gal į kokį Daugpilį reikėtų užsukti, čia jis netoli. Keliausiu taip Mažeikių pusės link ir Pajūrio link, žinoma. Aš iš vis dar galvoju, ar aš kelsiuosi į Kuršių neriją, dėl to, kad Kuršių neriją aš esu važiavęs dviračiu. Ten po to, jeigu aš persikelčiau, reikėtų iki Nidos man. Nidoje reikėtų ieškotis, kad mane kas nors perkeltų į Ventės ragą. Ten, kiek žinau, problematiška, arba reikia iš anksto užsisakyti, apie 20 eurų kainuoja turbūt plukdymas. Tai va, tai nežinau, gal aš niekad nevažiavęs nuo Klaipėdos žemyn Ventės, link Ventės rago, tai galbūt pasirinksiu šį maršrutą, dar aš galvoju, matysiu.